Sėkla. Lietuvių pasaka. Vienoje didelėje saloje gyveno senas tėvas su 3 jau vedusiais sūnumis. Pakol anas tebuvo stiprus ir sveikas, tai pats vienas dirbo už visus sūnus ir jų pačias, dėl to visiems netrūko duonos ir drabužių. Senelis dirbdamas už sūnus ir jų pačias labai nuvargo ir neteko jėgų. Numanydamas, kad jau netoli mirtis, suvadino savo sūnus ir taip aniems kalbėjo. Mano valanda jau išmušė, greitai aš jūs vienus paliksiu. Laikas jums patiems rūpinti savimi ir savo vaikais. Aš jums nepatariu visiems gyventi šitame viename plote. Tegul geriau vienas iš jūsų eina į rytus, antras į vakarus, o trečias į šiaurę. Kai aš numirsiu, pasiimkite iš arodo grūdų sėklai ir nukeliavę išsiskirkite savo lauką. Išarkite jį ir pasiekite tuos grūdus. Jūsų darbas bus atlygintas 100-eriopai. Taip pat nepamirškite aptverti lauką tvoromis, kad miško žvėris nesumintų javų. Netrukus sūnūs palaidojo tėvą. Paskui jie pasidalijo tėvo palaikus, pasiėmė su savimi grūdus, kur tėvas mirdamas jiems paliko, ir iškeliavo. Vyresnysis sūnus išėjo į rytus ir radęs savo tinkamą žemę, pasiliko ten gyventi. Pasidėjo jis priešais save tėvo užaugintus grūdus ir galvoja, kam aš turiu kankinti ir save ir žemę, kam arti ją sunkiu arklu. Jie nuolat šildo saulę, laisto lietus, tai ir be mano darbo duos vaisių. Taip galvodamas jis pasėjo grūdus nertoje žemėje, bet grūdai neišdygo, tik piktžolės sužėlė. Jis pradėjo juoktis iš tėvo dovanų ir greitai pamiršo jo patarimus. Vidutinysis sūnus išėjo į vakarus ir radęs turtingą žemę, taip manė. Čia visko yra, kiek tik nori, kamgi aš dabar be reikalo dirbsiu. Tad ir jis padėjo į šalį iš tėvo gautus grūdus ir juos pamiršo. Iš pradžių jis rado kitų žemės vaisių, bet pagaliau jie baigėsi. Taip pat jis suvalgė visą, ką buvo atsinešęs iš tėvo namų. Dabar atsiminęs tėvo patarimą, pasėjo tuos grūdus, bet jų nė vienas neišdygo ir neatnešė jokio vaisiaus. Mat grūdus jau buvo suėdę kirminai ir jis pasėjo vien jų kevalus. Ir šis pasijuokė iš tėvo patarimo, iš jo dovanų ir greitai jį pamiršo. Visai netai padarė mažasis sūnus. Jis išėjo į šiaurę. Ten aptiko gerą žemę, ją suarė, gerai išdirbo, apkasė grioviu, aptvėrė tvorą ir tik tada pasėjo grūdus. Grūdai sudygo, išaugo ir davė 100-eriopą derlių. Taip kas metą jis plušėjo ir kas metą jo laukas nešė vis geresnį derlių. Po 4 metų vyresnieji broliai visai nuskurdo. Jie, išgirdę jauniausiai brolį gerai gyvenant, iškeliavo pas jį. Atkakę į sodybą pamatė, kaip gražiai viskas sutvarkyta ir klausė brolio, bene, aitvaras jam padėdas. Brolis nusijuokė ir jiems papasakojo, kaip jis dirbęs metai iš metų žemelę purenęs. Tik dabar tuodu suprato, kas nedirba, tas nevalgo. Jie pasiprašė brolio priimami į sodybą. Šis juos priėmė ir nuo to laiko visi sutardami dirbo, plušėjo ir gerai gyveno. Savo vaikams ir vaikų vaikams jie nuolat sakydavo, ką pasėsi, tą ir pjausi, kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Šaulys ir žvejys baltarusių pasaka. Turėjo tėvas 2 sūnus. Užaugo jie kaip ąžuolai, o tėvui gyventi vis tiek nelengviau. Vyresnysis tiesa buvo stropus, tik bėda iš mažens visokius pastus taisinėjo, o kai paugėjo, įsigijo šautuvą ir nepadeda jo iš rankų. Žmonės į darbą eina, o jis šautuvą ant peties ir pabrūkšti mišką ar pelkyną.
bastosi visą dieną, o namo grįžta tuščiomis rankomis, alkanas kaip vilkas. Tik vyžas nušleivoja, o daugiau jokios naudos. Jeigu kartais ir nušauna kokį zuikelį, tai greičiau ponui neša, kad tas jam parako duotų. Iš pradžių tėvas ant jo niurzgėjo, paskui mato, nieko nepadarysi, jei sūnus tokį palinkimą turi. O jaunesnysis užaugo toks tinginys, nors iš namų varyk. Dieną naktį sėdi su meškere prie upės, namuose dirbti visai nenori. Prigaudo saują gružlių ir pugžlių, o kokia iš jų nauda? Gal tik katį pasmaguriauti. Ėmė tėvas ir ant jo pykti, kad tik laiką veltui gaišta. Bet jaunesnysis sūnus irgi tėvo neklauso, juk žinia, palinkimas stipresnis už prievartą. O norėdami tėvui pasiteisinti, kad pareina tuščiomis rankomis, sūnus visko prasimano. Šaulys pasakoja. Šiandien iš pat ryto užėjau ožkų bandą. Buvo ten ožka su ožiukais ir senas barzdotas ožys. Bet vos tik nusitaikiau šauti, staiga ožiui, kad jį kurbala, vapsvos šnervę sukuteno. Jis, kad nusičiaudėjo, visas vapsvų spiečius iš šnervių išlėkė. Ir kad ims jos gelti ožką su ožiukais, tie ir nustriksėjo lyg patrakę į tankmę. Aš paskui juos išpuoliau į laukymę, o ten stovi ant užpakalinių kojų didžiulė lyg jautis meška. Šnarpščia meška ir priekiniam kojom ginasi nuo kamanių. Na, manau, matyt, ką tik išskrido iš jos kamanių spiečius, o tada meškos būna labai plėšrios. Pabūgau ją šauti ir greitai įsiropščiau eglin. Va taip ir prasidėjau toje eglėje kiaurą dieną, kol meška pasitraukė. Žvejys pasakoja. Sėdžiu aš ant kranto, žiūriu į plūdę. Staiga kažkokia lydekiotė kapt už kabliuko ir į dugną. Aš traukiu iš meškerkočio, nes sausgyslės traška. Pritraukiau prie kranto, o lydeka tvykst uodega, tiek ją ir temačiau. Kad tu prasmektum, užmečiau antrą kartą. Vėl ta pati paika lydeka. Prisitraukiau ją prie pat kranto, jau norėjau nučiupti rankom, bet neišlaikiau ir pliaukšt į vandenį. Vos gyvas išsikepurnėjau. Klausosi jų tėvas ir tik galvą linguoja. Tiesa, žmonės sako, kad medžiotojo dūmai tiršti, užtat pietus skysti, o žvejys, kai išsimaudo, tai ir žuvies nebegaudo. Galvojo tėvas, kaip jam atpratinti sūnus nuo paiko įpročio, bet nieko negalėjo sugalvoti. Užėjo pas jį kartą senas Elgeta ir pasiprašė nakvynės. Tėvas įsikalbėjo su Elgeta, sūnumis pasiskundė. Užauginau vaikus, sako, o paramos jokios. Juk žinia, medžiotoja šaudo, namai vėjus gaudo. Išklausė Elgeta tėvą ir patarė, ką jam daryti, kad vaikai priprastų darbą dirbti. Kitą rytą tėvas sako sūnums, štai ką, sūneliai, toli turiu giminių, einu pas juos, o jūdu gyvenkit kaip norit. Susirengė ir išėjo. Liko sūnūs patys žemės dirbti. Nežinia, ilgai ar trumpai jie dirbo, bet netrukus namuose neliko nė trupinio duonos. Susiginčijo broliai, katras jų kaltas. Ginčijosi, o teisybės taip ir nesurado. Po kiek laiko vėl ateina pas juos tas pats Elgeta. Na, aišku, reikia po keleivingam žmogui duoti valgyti, o broliai niekas nelio duonos namie neturi. Šaulys priekaištauja žvejui. Nors kokią žuvį sugautum, kad turėtume kuo svečią pavaišinti. Žvejys atsako Šauliui, o tu nors kokio ožiuko nušautum. Pasiklausė jų Elgeta ir sako, ačiū jums, vyručiai, už rūpestį, turiu aš duonos, davė man geri žmonės. Išsitraukė jis iš krepšio duonos, lašinių ir ėmė vaišinti Šaulį su žveju. Gėda jiems priimti Elgetos vaišes, bet tuščias pilvas ne bičiulis. Šoko broliai prie Elgetos krepšio ir beregint visą ištuštino.
O kodėl judu tokie vargšai? Klausė jų Elgeta. Gal ištiko kokia bėda? Broliai sunkiai atsiduso. Visai sunyko mūsų ūkis, seneli. O kaip gyvenot prieš tai? Nagi tėvas žemę dirbo, tai duonos ir turėjome. O koksgi judviejų tėvas, jaunas ar senas? Ogi visai senas. Matot, sako Elgeta, nors jisai ir senas, bet žemę dirbdamas pats maitinosi ir judu maitino, o judu jauni stiprus, bet sėdite be duonos. Susigėdo broliai, ėmė rečiau su šautuvu ir meškere bastytis, o daugiau žemę rūpintis. Praėjo metai, antri ir ėmė juodu gyventi kaip dera. Tuo tarpu pargrįžta ir tėvas iš svečių, žiūri, ūkis kaip reikiant, apsidžiaugia jis ir sako sūnums. Štai dabar galiu ramiai mirti. Matau, kad judu atėjot į protą, medžiojat, žuvaujat ir namie šeimininkaujat.